Ir noriu skirti dabar žodžius Kamilei. Tai žodžiai labiau apipasako tai, kas vyko ir kaip aš elgiausi. Tai gan keista, bet aš jums noriu papasakoti apie batus. Jeigu jie būdavo ne kažkaip tai netvarkingi, aš juos visada pataisydavau, kad jie būtų tvarkingi. Ir tai tęsiasi iki šios akimirkos, aš net šiandien jos batų porą pataisiau. Galbūt tai ir skamba juokingai, bet man įdomu, ar daug iš jūsų žino, ką aš turiu omenyje. O yra toks pasakymas, kad jeigu batų pora stovės neteisingai ir jeigu jų nosytė žiūrės į skirtingas puses, tai gali būti arba nelaiminga santuoka, arba tiesiog neprivest prie sutuoktinių gyvenimo. Tai kadangi aš tą jau jaučiau nuo pirmų dienų, tai aš visada įžengęs į namus, aš pataisydavau tuos batukus, nes aš tiesiog žinojau, kad tai yra mano moteris. Liestis, žinodamas, kaip svarbu man būti ir jaustis laisvai tavęs laistomai. Tu esi mano gyvenimo džiaugsmas. Tavo didelė širdis, gerumas ir rūpestis yra didžiausia dovana man. Su kiekvienais metais jaučiu tik didesnį artumą, ryšį ir gylį, kurį mes kartu puoselėme ir auginame. Tu manyje atvėrei be galo daug. Gyvenimas su tavimi tai nenutrūkstantis nuotykis. Ir kai man jis pasirodo per daug rimtas, tu visada man primeni, koks jis gali būti paprastas ir žaismingas, kad ir visas vestuvių pasiruošimas. Ir ačiū tau už romantiką, už pasimatymus ir už tavo lakią fantaziją. Tikrai ačiū tau už tai. Ir aš drąsiai mums linkiu patirti gyvenimą, mūsų naują etapą, mūsų naują pradžią, plačiai atvertomis širdimis. Aš visada žinau, kad mes išplauksime plačius vandenis ir visada rasim kelią namo kartu. Labai tave myliu.